kaip ir planavom, kad rungtynės nebus lengvas. Norėjom paimti 3 taškus, pasiekti pergalę. Žinojom, kad gal netoks bus gražus rungtynės, įdomus žaidimas, bet savo tikslą pasiekėm, paėmėm 3 taškus, einam į priekį. Susirinkę žiūrovai stadione galėjo pamatyti tikrai gražią atkaklę kovą. Nei mes, nei Kuršėnų komanda nenorėjo pasiduoti. Kova buvo iki paskutinės minutės, bet jie neišnaudojo savo progų, nors nelabai daug jų ir turėjo. Mes išnaudojom savo progą, vieną iš daugelio savo progų ir to užteko mūsų pergalei. Su komanda pabendravom, paprašiau kiekvieną momentą sužaisti iki galo, neatsipalaiduoti, nežiūrėti į turnyrinį lentelę, todėl kad pasakiau, kad komanda stipri ir bus sunku, ypač pirmą kėlinį labai taktiškai puikiai gynėsi priešininkai, buvo sunku praeiti pro tos gynybinius ešelonus, bet visi išpildė tą, ką prašiau. Prieš varžybas Rūbinėj treneris pasakė, kad tai įsivaizduokite, kad tai mūsų paskutinės varžybos, bet reikia atiduoti visas jėgas aikštėj, norint kovoti dėl aukščiausio apdovanojimo pirmojo. Visi žinojo, kad reikia tų taškų, svarbiausiai neduoti priešininkams sukurti momentų prie mūsų vartų. Tokie žaidėjai, kurie pas mus yra moka žaisti su kamuoliu, kurie lengvi, mes vis tiek sukursim tų spragų ir mušim. Tai svarbiausiai buvo neduoti priešininkam įmušti. Žaidimas po įmušto įvarčio nepasikeitė, gal tiesiog atidavėm biškį iniciatyvos Ventos komandai, bet ta iniciatyva truko neilgai, vos kelias minutės, o tai mes žaidėm taip, kaip ir nuo pat pradžių žaidėm kietai, atsakingai ir nusipelnėm pergalės. Ronaldo, Andrės gimtadienis, kaip komanda atšventė? Atšventėm kaip visą laiką, padovanojom dovanėlius. Ir komandai tokia tradicija, kad žaidėjai atneša tortus, pavalgėm tortą, pabendravom, va toks ir gimtadienis ir dirbom toliau.